esi taip giliai. Jei šitas maišas plyš, tik neplyšk, tai geruoju nepasibaigs. Gerai čia nesištrauksi, ekrane pasikeičia minutės. Tegaliu panešti šitas juodas gėdos jausmas kaip liga. Ir kai suduši, aš kalčiausias būsiu mano pusėj. Ledas vėl įlūžo ir kada jei ne dabar, tai niekada. Dar pasikeis galiu. Pasikeis galiu. Surinkt save iš atskirų dalių. Pasikeis galiu. Dėl tavęs, dėl tavęs, dėl tavęs. Adrija, ko tu palinkėtum būsimiems abiturientams? Oi, labai daug kantrybės ir linkiu šiaip skirti laiko dar ir draugam, nes čia svarbiausi prisiminimai, kuriuos jūs padarysit per savo gyvenimą, tai tiesiog skirkit laiko tam, nes tikrai labai svarbu. Tikrai, taip pat svarbu kaip ir mokslai. O koks tavo įsimintiniausias dalykas per šiuos 4 gimnazijos metus? Aš net sunku realiai būtų vieną išsirinkti. Man turbūt tiesiog kas labiausiai įsimins į mano klasę. Aš labai myliu savo visą klasę, labai džiaugiuosi, kad ten papuoliau, tai tiesiog daug prisiminimų su klasiokais labai įsimins, šiaip draugai. O kaip tu įsivaizduoji save po 10 metų karjeros atžvilgiu? Oi, jeigu viskas paeis, tai gal, nežinau, kur nors užsienį dirbsiu, ten, nežinau, nes ruošiuos politiką studijuoti, bet jeigu ne, tai antras planas yra kavinę atidaryti, tai tas galbūt įvyks, nežinau. Tai sveiki, su kuo aš šiandien esu? Aja. Nada. Tai gal pasidalintumėt kokie įsimintiniausi įvykus per šios 4 metus? Turbūt iš tiesų vieni iš tokių linksmiausių buvo visų filmukų filmavimai. Jo, kalėdiniai filmukai turbūt. Taip, ir buvo, ir kaip Fuksai buvom irgi darėm filmuką, tai tiesiog suklose labai Jo, kūrybiškai. tada labiausiai klasė jautėsi, kad dirba kartu, tai jaučiu, kad jau įsimintiniausia. Ir kaip save įsivaizduojat po 10 metų? Iš tiesų labai sunku pasakyti taip konkrečiai, bet tiesiog labai tikiuosi, kad bus tokių prasmingos veiklos mano gyvenime, prasmingos draugystės. Na, kol kas Nežinau, po 10 metų man jau bus 29, tai aš jau tikrai noriu turėti pastovų darbą, būsiu baigus magistrą. taip, mokslai, tokius, kad asmeninis tobulėjimas išlikti. Tai Jorūne, ko palinkėtum būsimiems abiturientams? Būsimiems abiturientams tikriausiai labiausiai palinkėčiau mėgautis akimirką, nes 12 klasė tai va praėjo, ta prasme, aš net nepastebėjau, kur prabėgo visi metai ir atrodo, kad dar noris tų patirčių kažkokių mokykliškų turėti, bet jau nebebus jų, tai jo, ne tik mokytis, bet ir linksmai leisti laiką.